Šiandieną noriu pasidalinti nuostabiu dirbtinio intelekto įrankiu, kuris jums tikrai palengvins kasdienės užduotis, tai Notebook.lm. Pažiūrėkim, ką jis gali padaryti. Kaip rasti Notebook.lm? Tai paprasčiausiai Google paieškai veskite šio įrankio pavadinimą ir štai rasite šitą nuorodą. Ją paspauskite, prisiregistruokite su savo elektroniniu paštu. Kadangi aš tai esu jau padariusi, tiesiog spaudžiu šitą nuorodą. Prisijungus, aš patenku į savo darbinę aplinką ir jeigu noriu pradėti naują pokalbį, tiesiog spaudžiu kurti naują užrašinę. Bet aš jums parodysiu su jau esama užrašinė, ką esu padariusi. Tai šio įrankio esmė yra tokia, kad mes galime įkelti labai daug šaltinių, įvairiausių šaltinių. Tai yra PDF formatu, YouTube video ir iš visų šitų šaltinių dirbtinio intelekto pagalba ši programa mums sustruktūruoja informaciją. Galime pažiūrėti, mums sukūrė apibendrinimą ir kągi dar galima padaryti su šita programa. Iš visų įkeltų šaltinių aš galiu pasidaryti audio apžvalgą, vaizdo įrašo apžvalgą, minčių žemėlapį, ataskaitas, mokomasias korteles, testą. Tai pažiūrėkime, pavyzdžiui, su audio apžvalga, kaip tai atrodo. Iš visos medžiagos yra sukuriamas audio failas, kuriame yra aptariama visa įkelta informacija. Sveiki, čia The Deep Dive. Šiandien, nersim į temą, kuri mirga visur – dirbtinis intelektas. Taip, pereikime prie kitos funkcijos. Iš įkeltos medžiagos aš galiu sukurti viktoriną. Tai paspaudžiu tiesiog kurti testą ir man yra sukuriamas testas. Su keletu pasirinkimo variantų ir aš matau pasirinkusi, kad tai yra neteisingas variantas ir yra pažymimas teisingas variantas. Taip galiu patogiai mokytis arba paruošti užduotis mokymosi medžiagai. Kita funkcija, kuri labai naudinga, tai galima pasiruošti mokomasias korteles. Informacija jau paruošta ir pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Matote, paspaudžiu ant kortelės ir man yra pateikiamas atsakymas. Tai labai patogus būdas mokytis. Dar viena itin patogi funkcija, jeigu jūs norite sustruktūruoti visą įkeltą informaciją, pavyzdžiui, įkelėte 50 šaltinių, galite pasidaryti minčių žemėlapį ir jis atrodo štai taip. Paspaudus ant bet kurio laukelio minčių žemėlapyje mes randame informaciją, iš kokio šaltinio buvo šis grafa sukurta. Matome skaičius 1, 2, tai paspaudus ant jų, suaktyvavus laukelį, mes matome, iš kur ši informacija iš mūsų įkeltos medžiagos buvo paimta. Dar viena funkcija, tai yra ataskaitos. Jos yra patogios tuo, kad yra apibendrinama visa informacija, kas yra svarbiausia paminima šitose šaltiniuose. Šis įrankis patogus tuo, kad jūs galite apibendrinti daugybę šaltinių ir dirbtinis intelektas neprigalvoja jokios papildomos informacijos, jis dirba tik su ta informacija, kurią jūs įkeliate. Sėkmingo naudojimosi!